Įmonių restruktūrizavimo procesus Lietuvoje stebintys ekspertai tvirtina, kad įstatymus patobulinusi valstybė jau gali skaičiuoti išsaugojusi šimtus darbo vietų ir šimtus tūkstančių litų įplaukų į biudžetą. Projekto tinklalapio Nebankrutuok LT restruktūrizavimo grupės vadovas Tadas Martusevičius. Susidurim su įvairiais klientais. Aišku, didžioji dauguma tų klientų tai yra susidūrusių su finansiniais sunkumais, negalintys laiku mokėti savo prisimtų įsipareigojimų, ar tai atsiskaityti su kreditoriais, su bankais ar su savo teikėjais ir dėl to kreipiasi pas mus pagalbos su prašymu restruktūrizuotis, nes restruktūrizavimas kaip išeitis atsiskaityti su kreditoriais, išvengti bankroto, atstatyti įmonės mokumą ir toliau sėkmingai vykdyti veiklą. Restruktūrizacija buvo žinoma ir anksčiau Lietuvoje turbūt. Įstatymas buvo priimtas ganėtinai senai, bet praktikos iki krizės Lietuvoje buvo berods gal 5 tik tai atvejai restruktūrizavimo. 2010 metų spalio 1 dieną pasikeitė įstatymas, kas iš tikrųjų ženkliai palengvino įmonėms išsikelt restruktūrizavimo bylą, nes anksčiau reikėjo pritarti metmenims 51% kreditorių pritarimo, kreditoriai vis vengdavo pritarti, ypatingai bankai ilgai tempdavo procedūras. Dabar jau to nebereikia. Įmonės savininkai tiesiog priima sprendimą restruktūrizuoti įmonę, pritarė restruktūrizavimo metmenimis, parašo ieškinį teismui, pateikia visus dokumentus pagal įstatymą numatytus ir įmonė yra iškeliama restruktūrizavimo byla. Aišku, ne visais atvejais jinai iškeliama, kartais jinai ir nebūna iškeliama. Vieni iš svarbiausių dalykų, kad įmonė gali restruktūrizuotis tik tai tokia, kur jos finansiniai sunkumai nėra ilgalaikio pobūdžio ir jinai nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos. Jeigu įmonė veiklos nevykdo, tai aišku, kad jai jos restruktūrizavimas nepadės ir tada yra vienintelis kelias, tai yra bankrotas. O jeigu įmonė veiklą vykdo, tai restruktūrizavimas yra vaistas, kad įmonė gali atsitiesti ir toliau sėkmingai uždirbinėti pinigus ir atsiskaityti pagal restruktūrizavimo planą kreditoriams grąžinti skolas. Kokie vyksta procesai ir kaip pasikeičia įmonė? Pagrindinis principas tai iki restruktūrizavimo bylos sukauptos skolos, jos sustoja jų mokėjimai, sustoja delspinigių mokėjimai, sustoja turto areštai, antstolių darbai, įvairūs išieškojimai. Kaip iškeliama restruktūrizavimo byla, paskui yra ruošiamas restruktūrizavimo planas. Va tame plane ir būna išdėstoma, kaip dabar įmonė grąžins susidariusias skolas. Per 4 metus įstatymas nustato 4 metų terminą ir tenais yra išdėstyta, kaip įmonė grąžins tas skolas. Tai daugelio atveju yra didelis palengvinimas, nes kadangi skolos, jeigu įmonė negali atskaityti laiku, tai kreditoriai pradeda imtis įvairių veiksmų, blokuoti sąskaitas, areštuoti turtą, tai paralyžuoja įmonės veiklą ir įmonė tada nebelieka nieko kito, kaip tik tai bankrutuoti. Šiuo atveju, jeigu įsikelia restruktūrizavimo byla, kreditoriai mato, kad įmonė tikrai dirba, mato jos perspektyvą, tiki jos ateitimi, pritarė planui, kuriame aiškiai išdėstyta terminai viskas ir kaip kas bus grąžinama. Ir įmonė toliau sėkmingai vykdo savo veiklą ir tam tikrų laikų periodais atsiskaitinėja, dengia savo skolas. Visą tą veiklą prižiūri administratorius paskirtas, tai įmonė negali, kaip sakyt, neva tai visi manė, kad čia bus daug apgavysčių, kad čia įsikels restruktūrizavimų, čia prisirašys planų ir nieko negrąžins, toliau naujas skolas kaups. Tai to iš tikrųjų daryti negalima, nes tam yra administratorius skiriamas teismo, kuris prižiūri įmonės veiklą ir neleidžia įmonės vadovams sukaupti naujų skolų. Projekto tinklalapio Nebankrutuok LT restruktūrizavimo grupės vadovas Tadas Martusevičius.